Labas vakaras. Labas vakaras. Sveikinam su pergalė. Ačiū. Galiu paklausti pirmą. Man tai vakar Makedonų komandos nariai apie savo komandos draugą įmetusi paskutinį tritaškį sakė that's the guy who has a big balls. Šiandieną apie tavo tritaškį komandos nariai ką nors sakė? Nežinau, ta prasme, aišku, džiaugiuosi, kad palaikė tritaškiais, bet svarbiausia, kad laimėjom, nors tai liūdna vis dar dėl vakar, bet šiek tiek nuotaikos pagerėjo, kad turėsim šansą dabar dėl tos olimpiados ir nereiks vasarą krūvų auginti. Nežinau, gal dar po vakar tokie buvom ir daugumą žaidėjų sunkiai miegojo, paryčiais užmigo ir mes įpratę žaisti 9 valandą vakare ir kūnas toks neklausė, gal iš pradžių kol prasijudinam taip ir buvo. Rašoma, jog žaidėjai be vaistų neužmigo po vakarykščio košmaro. Ar tiesa, ar iš tikrųjų taip sunku buvo išgyventi? Teisybė, nes, sakau, geriam tas tabletės, kurios išjungia, kad pamiegotum, pailsėtum. Žaidimas vėl buvo toks klampus kaip ir vakar. Nerimas ėmė taip rungtynių pabaigoje? Aišku, ėmė, nebe tokios svarbos varžybos vis tiek, kad, kaip ir sakau, dėl vakar liūdna, bet turėjom jėgų surasti atsities, nes ant kortos pastatyta ta, kad gali dalyvauti olimpiadai. Taip, kad aišku, spaudimas vis dar buvo, bet džiaugiamės, kad nors ir tas žaidimas gal negražus buvo, bet kad išsaugom tą šansą.